Jeigu buvau stipri asmenybė ir atsitiko bėda ir dabar esu silpna, esu sudaužyta, palūžus ir negaliu savo padėti. Kaip pamilti save silpną? Mes dabar tarėmės. Dainius įsivaizduoja, kad negali atsakyti, nes klausimą uždavė moteris. Tai kaip manot, ar Dainius gali atsakyti tą klausimą? Gali, pavlokim, Dainiui. Pakliuvo. Oi. O, taip visko vengia tie žmonės. Neleidžia man vengti. Dabar aš galvoju, kaip čia tą rimti perėti. O aš čia juokauju visą laiką. Bet supranta, kad visuose juokuose yra kažkiek tai to rimtų dalykų, ne? Tiesiog mano toks būdas, stand-up komika. Kas sakė ne? Kad nėra... Jūs pasikalbėkit gerai ten dviese, nes... Taip, gerai. Nes... Bet mes nuspręsim vieną dalyką ir tai bus... Taip, kaip Simona nusprendė. Taip, ne jūsų naudai bus. Taip. Tai apie tą silpnumą, man atrodo, yra, aš ne vieną jau pacientą esu sutikęs, kurie atėjo ir man sako, bet aš buvau stiprus, arba stipri, o dabar silpnas. Ir aš taip galvoju, kaip čia tai matuojasi, kaip čia dabar tas matuojasi, baustų. Bet aš tada dariau tą ir tą ir tą ir tą, o dabar negaliu daryti to ir to ir to. Ir va čia yra kartais to tokios laiko tėkmės nesuvokimas, man atrodo, pa žmonės. Čia nėra kritika, bet toje vietoje, kad mes per gyvenimą nuo vaikystės, ten būna kritinis periodas, tada paauglystė kritinis periodas, tada būna viskas faina, nes būna universitetas, nebent ne fainas, bet šiaip dažniausiai būna ten faina. Ir tada pist santykiai, ten krizė, gali būti, kad sulūžta žmonės tada, ir staiga tada daugiau ir daugiau tokių mini krizių atsiranda. Ir tada sako, žiūrėkit, bet prieš 10 metų man buvo viskas gerai. Tai gerai, faina, bet dabar nebe. Tai normalu, nes mes patyrėm daug dalykų. Tai jeigu mes kažką patyrėm pastoviai, kas mums neduoda kažkokių tai pozityvių momentų, mes ir prastai jausimės. Tai, kai buvom prieš tai kalbėję tas apie vertę, ne? Vertė yra, BVP, ne, ten pridėtinė, ne, bendras pridėtinės vertės produktas, ne, tai va čia mes visi skūrėm, jūs čia sunešėt pinigus, čia pripirkot kažko tai, kūrėt, šaunuolį. Bet ta vertė, kurią mes gimėm, jin lygiai tokia pati liks, kaip ir mirsim. Nesvarbu, kad gimėt jūs špygą, nieko nekūrėt ten švis, nežinau, tik tai valgot, kakojat, ir rėkiat, realiai. Kokia nauda iš tų vaikų? Ką jie daro? Jokios pridėtinės vertės jie nesukuria. Bet myli ten juos, sučiuoja, koks fainas. Nes koja, nes faini, bet vertė kokia jų. Nieko jie nesukuria, bet mes juos mylim. Tai vadinasi, kad jie turi tą vertę. Tai kaip ta vertė gali dingti staiga, jeigu žmogus suauga ir patampa, įvyksta jam krizė, susiaktyvuoja visokios ten traumas iš vaikystės, jisai nebegali jų įveikti ir jisai patampa kabutėse silpnas. Čia žmonių taip žodžiais, nes jis nepasikeitė niekaip, jo vertė lygiai ta pati. Ir atrodo, čia filosofija kažkokia tai, bet jinai yra teisinga filosofija, nes aš tai pasakiau. Ir mes turim ją patikėti vienokiu ir kitokiu būdu, nes jinai yra, jūs negalite su ją ginčytis. Pabandykit čia pasiginčyti, viena jau pabandė. Tai neišeina. Tai kai aš noriu mylėti save tą silpną, tai kodėl aš turiu mylėti save silpną? Aš esu ir silpnas tuo pačiu metu, ir stiprus tuo pačiu metu. Jeigu aš pripažįstu, kad man yra kažkas sunku, tai aš jau esu stipresnis vienaip ar kitaip, nes aš jau pripažinau. Jeigu aš kreipiuosi pagalbos, aš jau esu stipresnis kažkiek tai. Tas silpnas ir stiprus, žinokit, yra vertinimas ir kuo mes labiau pradedam save vertinti tarp tų kategorijų gerai, blogai, tai tuo mes į bedugnę einam. Nes nesvarbu, ar mes vertinsim, oi, koks aš fainas. Žiūrėkit, jeigu jūs sakot, koks jūs fainas, tai žinot, kaip atrodo, kada jūs nefainas?
Žinot, ne? Jūs turit palyginti, jūs turit suprasti, o ką reiškia fainas ir nefainas. Tai vad, kaip mes pradedam tiesiog, aš fainas, nefainas, tada viskas būna blogai. Nes jūs einat vis tiek į lyginimas. Tai žmogus yra vientisas, jis yra visoks, jis būna fainas, nefainas. Aš šiandien galiu būti fainas, rytoj būsiu nefainas. Ir ką man dabar daryti? Ką aš dabar, tipo, rytoj man būti blogam? Ne, rytoj būsiu toks pats žmogus. Mano vertė bus tokia pati. Tai aš kvieščiau mažiau galvot, kad aš esu ten kažkoks tai, priimti, kad man šiuo metu yra sunku ir vat, atjauta tada ateina. Ir mes čia pakalbėjome apie atjautą, kad su savim bendraut kaip su geriausiu draugu. Visi, jo, žinom, taigi darom visą laiką. Karoči, yra taip. Mokslas įrodė, yra pakankamai daug metaanalizių, čia Italija gali papasakot, ką tai reiškia, kurios pagrindžia, kad atjauta savo yra nežmoniškai didelis dalykas, kuris padeda iš tikrųjų mylėti save. Tai jeigu yra tas momentas sunkus tuo metu, tai ką aš galiu padaryti? Aš galiu priimti, kad man dabar yra sunku. Tiesiog tai yra toks priėmimas. Man sunku. O ne tai, kad ne, man čia, aš galiu įveiksiu, kaip ten coacheriai sako, varyk. Nors nėra iš ko varyti jau, bet varyk. Gazas spaudė, o benzas jau dujos bėga iš tom benzo, nėra tuščias bakas, bet spaudi gazą, tada dar stumi tą mašiną, kol raumenys plyštų, griūni ant žemės, galvoju, jes, aš pastumiau, bet po to reikia 3 metus reabilituotis. Nes, nebėra, kažkur resursus reikėjo atgauti. Tai mes kaip priėmam, kad man yra sunku. Tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra, aplinkui dar milijonų yra sunku. Va, tą pačią sekundę yra milijonai, lygiai tą pačią problemą turi. Ne? 8 milijardai žmonių, įsivaizduot, 1 milijonas tiek pat jaučia. Čia didelis jums skaičius, bet čia šiaip yra nelabai daug. Tai dar milijonas lygiai taip pat jaučiasi. Ir mes prisakom, okei, aš nesu vienas čia. Ne tai, kad tipo, čia šalia va irgi tą patį jaučia. Ne, bet aš nesu vienas su savo problema. Visi mes taip pat jausimės. Tik tai, kad kai mums užplūsta problemas, mes įsivaizduojam, kad aš tai tik vienintelis su tokia problema. Man vienam tik tai yra tai blogai. Nežinokit. Deja. Yra kam blogiau. Atsiprašau, aš pajuokau čia, bet aš negaliu rimtai visą laiką kalbėti. Man to kažkaip pramuša plionkė, nežinau. Ir trečias žingsnis, svarbiausias. Ir tada ateina tas trečias žingsnis, kur su savim kaip su geriausiu draugu. Ir visi, jo, gerai darysiu, nuo rytojaus. Tai mes dabar visi žiūrėkit šiandien, va dabar imkim ir padarykim tą labai paprastą dalyką. O jūs draugui, dabar yra va ta šikna. Jam yra sunku, jis palūžo. Ką jūs jam pasakytumėt? Ir va visi dabar įsivaizduokit, ką jūs jam pasakytumėt. Matot, šalia jūsų sėdė draugas, kuriam, yra viskas. Jam atrodo, kad jisai jau nebegali atsikelti, ir jūs šalia. Ką jūs jam sakot? Ir galvoju, va tyliai sakykit savo tos žodžius, kad ten aš su tavim, aš tave palaikysiu, mes kartu įveiksime, viskas bus gerai, gal šį kartą nesakykit, nes nežinot, ar bus gerai, bet nes ir nėra svarbu, kad viskas būtų gerai, yra svarbu, kad aš nesu vienas ir kad su šita problema nesu vienas. Ir kada tas mano vidinis geriausias draugas, kuris man sako tos žodžius, jisai irgi tuo bent pučiučiut tiki. Aišku, pirmą kartą, kai tą darysit, tai supykins. Nes kritikas jūsų nepriima, sakys, prisiklausė čia šitų karočių, ekspertų su G raide. Nesąmonių šneka. Bet kai praktikuojat, yra tas, kad vieną kartą gyvenime neužteks padaryti. Bet jums reikėtų šiaip daryti kiekvieną dieną po 2 kartus. Atsisėdat gražiai ir savo pasakot, tą, ką geriausiam draugui pasakyt. Ir darot. Ir pradžiai atrodys nesąmonė. Bet darot toliau, nes jums tai pasakė, kad daryt. O jūsgi klausot, kai jums pasako. Nes jūs protingi žmonės. Šaunuoliai esat. Tai jūs darot tas dalykus, kurie padeda. O kadangi mes jau patvirtinom, kad mokslas įrodė, nesuprantu, kodėl žmonės vis netikto, bet mokslas įrodė, kad tai veikia. Tai jūs tą ir darysi dabar 2 kart per dieną, ryte, vakare, atsikeliat iš ryto,
su savim pasišnekat kaip su geriausiu draugu, prieš miegą irgi pasišnekat kaip su geriausiu draugu. Ir čia nėra tas, kur prieš veidrodį atsistojat, galima ir taip daryti, bet aš labiau tokį, žinot, tokį mielą tokį. Pridat ranką prie širdies ir tiesiog palinkit savo kažko, kas bus geriausias dalykas. Ir viskas. Ir po kažkiek laiko prasidarys lengviau. Kritikas biškių mažiau prie jūsų lys, jūs jausit, kad galbūt yra lengviau gyventi. Bet tai yra praktika, tai yra labai konkretus žingsnis, kur reikia daryti. Ir nedarysit, tai špyga taukuotojams. Iš vis neaišku, ko čia atėjo tada, jei nedarysit. Nenorit paplot dabar?